Sveiki, su jumis šiandien aš Aistis ir šiandieną aš ragausiu Doritos Flaming Hot. Dabar jūs kaip užeisite į IKEA arba į kokią parduotuvę, labiausiai jų yra Ikiniai arba Maksimoj. Tokia naujovė atsirado Flaming Hot Doritos, tokie, žinot, super aštrus. Aš jums parodysiu. Tokie čipsai ir šiandieną man challenge'as yra paragauti jūs. Tai va. Taip atrodo čipsas, matos, kad jis labai aštrus, reikia paragauti. Jaučiasi barbekiu, jaučiasi aštrus prieskoniai. Oi, biškių aštrumo duoda. Nieko kita. Mano challenge'as yra, kuo greičiau suvalgyti šitą aštrų čipsą. Kažkaip jie neaštrus. Oi. Jaučiu biškį pradeda aštrėti. Gal reikia dar vieną paragauti. Kokie aštrus. Jaučiu kokie aštrus. Tai žodžiu, jei jūs norite nusipirkti šitų čipsų, va tokių, nebūtinai yra Dorito, dabar tokia naujovė, dabar, žinot, Cheetos, Lay's ir Doritos, šitos trys kompanijos nusprendė savo aštriausią versiją sukurti. Ir žodžiu, dabar Ikiniai ir Maksimoj jūs dažniausiai gali tokius čipsus pamatyti. Būna Lay's tokie aštriausi, būna Dorito ir būna Cheetos, tai žodžiu. Esu viso gero, su šiandien buvo Aistis ir kitą kartą galbūt ragausiu tokius aštrius Cheetos arba Lay's. Viso gero.